Kaip įprasta, prezidentas Trumpas vėl visiems susuka galvas, o šį savaitgalį viskas buvo visiškai nebekontroliuojama. Pirmiausia, paklausykime, ką jis pasakė lėktuve Air Force One. Jei iki trečiadienio, kai baigsis paliaubos, nebus susitarta, ar pratęsite paliaubas, ar vėl pradėsite atakas. Galbūt aš nepratęsiu jų, tačiau blokada išliks. Bet galbūt aš nepratęsiu jų. Taigi turite blokadą. Ir dėja mums teks vėl pradėti mesti bombas. Gerai, Markai. Taigi, pereikime prie esmės. Ar mes pratęsime paliaubas? Ar vėl pradėsime bombarduoti nuo šio trečiadienio? Beje, kad mūsų žiūrovai žinotų, šią laidą įrašome sekmadienį, balandžio 19 dieną. Rūti, mes girdėjome prezidentą ir pasakysiu kažką, su kuo galbūt nesutiksi, bet pasakysiu, ką mano manimu galvoja prezidentas Trumpas. Just mano. Kad jei jis pasakys, jog vėl pradėsime bombarduoti, tai paskatins Irano režimą sudaryti tokį susitarimą, kokio jis nori. Jei jie nesutiks, tada jis vėl pradės bombarduoti. Bet kokie yra Trumpo pageidavimai? Jis tai kartoja vėl ir aš juo tikiu. Jis sako, kad nori susitarimo, kuris iš tikrųjų kartą ir visiems laikams užbaigtų Irano siekį įgyti branduolinį ginklą, o tai reiškia, kad jau Irane esantis praturtintas uranas turi būti išvežtas. Ir jų galimybė toliau sodrinti uraną turi būti nutraukta. Ir tai yra dvi jo pagrindinės raudonos linijos dėl branduolinės programos. Iki šiol iraniečiai atsisakė žengti tokį tolimą žingsnį. Jie žais visokiausių žodžių žaidimus, bet dėl svarbiausio klausimo, ar jie įvykdys tuos reikalavimus, jie atsakė ne. Taigi, jei Irano elgesys nepasikeis, galima sakyti, kad atrodo, jog mes vėl grįžtame į karą. Bet yra du atviri klausimai. Ir aš neturiu atsakymų juos, bet tiesiog noriu juos iškelti, kad jūs ir žmonės, kurie seka Izraelis nediplomatiškai, galėtų apie tai pagalvoti. Pirmas variantas yra tas, kad galbūt iraniečiams buvo taip stipriai smogta ir jie nenori grįžti į karą, kad pagaliau padarys nuolaidų, kurių iki šiol nedarė. Manau, kad tikimybė maža, bet įmanoma. Maža tikimybė. Kita galimybė yra ta, kad Trumpas pasakė, jog galime jiems vėl smogti. Ir visi mano, kad jis vėl pradės bombardavimo kampaniją, tiesa? Ir jis netgi, manau, taip ir pasakė. Mes juos jau bombardavome, galime bombarduoti dar kartą. Bet galbūt, o Trumpas mėgsta taip daryti, jis juos nustebins. Galbūt jis padarys ką nors kitą. Galbūt jis pradės sausumos įsiveržimą. Man labiausiai patinka mintis, kad jis užims salą, kurioje yra visos naftos įrenginiai. Ir tada jis gali pasiūlyti nutraukti blokadą, nes jie neturės ko eksportuoti, jei jis užims naftos salą, taip? Bet aš manau, kad jei Trumpas vėl imsis karinių veiksmų, reikia tikėtis netikėtumų. Ne tik grįžimo prie bombardavimo kampanijos, nedaugiau to paties. Reikia tikėtis kažko kitokio. Gerai, ne, aš tau neprieštarauju. Dėl to, kad Trumpas mieliau renkasi susitarimą ir visa kita. Kur aš nesutikau su tavimi, tai kad manau, jog tu mieliau renkėsi susitarimą. O aš nemanau, kad su džihadistais įmanoma susitarti, kad ir kaip būtų. Ir kad bet koks susitarimas jau reiškia, kad tu jau pralaimėjai, kai su jais susitari. Bet štai kas įdomu apie šį savaitgalį. Ir aš pastebėjau nuotaikos pokytį Izraelyje. Izraeliečių nuotaikoje, ne viso Izraelio. Ir iš pradžių buvo keletas dalykų. Visų pirma, prasidėjo paliaubos. 10 dienų paliaubos su Libanu. Ir prezidentas Trumpas paskelbė Truth Social platformoje kažką, kas sukėlė daug nuostabos dėl savo aštraus tono. JAV gaus visą branduolinę dulkę, kurią sukurs mūsų puikieji B-2 bombonešiai. Jokie pinigai nebus perdodami jokių būdų. Šis sutartis jokių būdų nėra susieta ir su Libanu, tačiau JAV atskirai dirbs su Libanu ir tinkamai spręs Hezbollah situaciją. Izraelis daugiau nebebombarduos Libano. JAV jiems tai uždraudė. Gana. Dabar, kai jis sako didžiosiomis raidėmis, Izraeliui draudžiama bombarduoti Libaną. Ir žinote, gana. Dabar visų pirma, ką stebina, tai kad pagal paliaubų susitarimą su Libanu, Izraeliui leidžiama ir jis privalo ne tik atsakyti į Hezbollah atakas, bet ir jei matome bet kokią artėjančią grėsmę ar net planus dėl kokio nors Hezbollah judėjimo,
Izraelis turi teisę smogti ir būtent tai mes ir darome. Įdomu tai, kad tas įrašas, aš to nevadinčiau tweetu, nes tai buvo Truth Social, bet gerai, jo įrašai buvo labai padriki. Jis sakė, kad Iranas sutiko, mes eisime kartu ir pašalinsime branduolinės dulkes. Tada jis sakė, kad Iranas, Hormūzo sąsiauris atviras, jis uždarytas, mes turime blokadą, mes neturime, Iranas sutiko, bus susitarimas. Ir tada savaitgalio metu buvo Irano pareigūnų. Dabar mes nežinome, kas vadovauja ir kas ten viską kontroliuoja, nes režimas yra sužlugdytas. Tačiau lyderiai sakė, ne, mes neatsisakome savo branduolinių ginklų, neatsisakome radioaktyviųjų dulkių ir neatsisakome savo teisės sodrinti uraną. Ir ne tik tai, mes vėl uždarome Hormūzo sąsiaurį. Ir galiausiai Iranas apšaudė 2 Indijos laivus, kurie buvo gavę leidimą plaukti per Hormūzo sąsiaurį. Taigi, štai ką aš pasakyčiau. Dabar Trumpas nemėgsta, kai iš jo daro kvailį. Taigi manau, kad savaitgalio pabaigoje daugiau izraeliečių, kurie buvo sakę, oho, atrodo, kad karas baigėsi. Dabar izraeliečiai sako, kad atrodo, jog iki mūsų nepriklausomybės dienos, trečiadienį, karas vėl prasidės. Tačiau, tarkime, šiai nuomoniai svorio pridėjo dar vienas prezidento Trumpo įrašas, kuriame jis sakė, kad nepaisant to, ar žmonėms patinka Izraelis ar ne, jis įrodė esąs puikus Jungtinių Amerikos valstijų sąjungininkas. Jie yra drąsūs, ryžtingi, ištikimi ir protingi. Ir skirtingai nei kiti, kurie konflikto ir įtampos akimirkomis parodė savo tikrąjį veidą, Izraelis kovoja atkakliai ir žino, kaip laimėti. Jis taip pat paskelbė trumpą vaizdo įrašą iš Irano, kuriame sakoma, prezidente Trumpai, prašome, padėkite mums. Taigi štai kas. Mes tikime, aš tikiu, kad šią savaitę vėl artėjame prie karo. Kaip jau sakiau anksčiau, manau, kad tai yra reali galimybė. Tiesiog nemanau, kaip sakiau, kad tai būtinai bus tas pats, kas anksčiau. Sakiau, laukite staigmenos. Noriu nesutikti su prezidentu. Ir manau, kad būdas, kuriuo jis kalbėjo ar rašė savo pirmame Truth Social įraše, kuriame jis kalbėjo apie Izraelį, yra nepriimtinas ir jau gana. Žinau, kad nesitikiu, jog Trumpas bus mandagus. Tai ne Trumpo būdas. Trumpas yra labai atviras. Jis sako tai, ką tuo metu galvoja, ir nėra daug filtrų. Bet jis kalbėjo su sąjungininku. Jis kalbėjosi su artimu draugu. Jis kalbėjosi su šalimi, kuri tiekia Jungtinėms valstijoms vertingą žvalgybinę informaciją. Jis kalbasi su šalimi, kurios kariai rizikavo gyvybėmis, kovojo ir žuvo, kad padėtų laimėti šį karą. Jis kalbasi su šalimi, kuri yra labai stipri sąjungininkė, ne tik žodžiais, bet ir darbais. Ir aš pasakyčiau prezidentui, kad jo pastabos, jog jums draudžiama, man pasirodė netinkamos. Dabar jis gali turėti rimtą pokalbį su Netanjahumi. Jis gali pasakyti Netanjahumi, turite sustoti. Dabar aš bandau spręsti didesnį klausimą. Tačiau viešai man ta kalba pasirodė perdėta ir man jį nepatiko. Ir manau, kad daugumai izraeliečių tai nepatiko, tai taip pat suteikė Netanjahumio politiniams priešams, žinote, suteikė jiems speno. Jie galėjo sakyti, žiūrėkite, jis tik marionetė kieno nors rankose, jis nėra nepriklausomas. Tie patys žmonės Izraelyje, kurie supyko ant Netanjahumio, kad jis priešinosi Bidenui, staiga pradėjo jį vadinti kvailiu. Taip, Netanjahumis yra kvailys, nes jis tiesiog daro viską, ko tik nori Trumpas. Visų pirma, manau, kad esamomis aplinkybėmis Izraelio ministras pirmininkas turėtų daryti viską, ką gali, kad Amerikos prezidentas būtų patenkintas. Taip, manau, kad tai yra strateginis pranašumas, nes mes esame pagrindiniai kovotojai prieš Iraną, branduolinę grėsmę ir panašiai. Kaip jau esame sakę šiame podcaste, reikia nustatyti prioritetus. Ir manau, nors Trumpas niekada viešai nepripažintų klaidos, faktas, kad jis parašė tą antrąją žinutę praėjusią naktį, taip, kurioje sakė, kad Izraelis yra puikus sąjungininkas ir draugas, ir tie žmonės, kurie nemėgsta Izraelio, turėtų tai žinoti. Ir tada jis, žinote, visos mūsų savybės, taip. Ir izraeliečiai kovoja, jie nori laimėti šį karą, jie yra geri sąjungininkai ir visa kita. Tai Trumpo būdas atsiimti savo žodžius. Jis nesako, žinote, atsiprašau, kad spjoviau jums į veidą. Gal tai per stipru Markui Regievui, bet jis to nedaro. Bet kitą dieną pasako, ką nors gražaus apie jūs ir tada viskas pamirštama, taip.
Tiesa ta, kad ką tik girdėjau, ką pasakė Kamala Harris, taip, apie Izraelį. Ir mes esame tokie laimingi, taip žiūrint iš Izraelio perspektyvos, kad Trumpas yra Baltuosiuose rūmuose, o ne Kamala Harris, nes pagal tai, kaip ji kalba, galbūt dėl demokratų partijos politikos realijų ir norint laimėti demokratų pirminius rinkimus šiandien, tačiau tai, ką jis sako šiandien, yra tiesiog labai sunku izraeliečiams. Ir vėlgi, prezidentas Trumpas, nepaisant jo trūkumų, kaip sakytume, ten, kur aš užaugau Australijai, nežinau, ar turite kažką panašaus ten, kur užaugote, Niujorke, taip. Mes sakome, su visais trūkumais, taip. Trumpas kovodamas su Irano branduoline programa, taip kaip jis tai padarė, ir suteikęs paramą Izraeliui. Tai tiesiog nuostabus, gaivaus oro gūsis. Ir manau, kai prezidentas, kai ministras pirmininkas Netanyahu sako, kad niekada neturėjome tokio gero draugo Baltuosiuose rūmuose, taip, manau, tai yra tikra tiesa. Ir manau, daugelis žmonių Izraelyje, kurie nebūtinai palaiko Netanyahu, taip pat sutiktų. Mes niekada neturėjome tokio gero draugo Baltuosiuose rūmuose. Tiesiog norėčiau, kad visi jo pasisakymai visada tai atspindėtų. O, be abejo. Beje, kalbant apie Kamalą Harris, visų pirma, jie yra kvaila ir gėdinga. Ir visada tokia buvo. Laimiai, jie nėra Baltuosiuose rūmuose. Ji nuo pat pradžių buvo prieš Izraelį. Ji boikotavo Netanyahu, kai jis atvyko į Vašingtoną. Taigi, žinote, akivaizdu, kad ji būtų buvusi katastrofa kaip prezidentė. Ir jei ji planuoja vėl kandidatuoti, žinote ką? Tikiuosi, kad taip. Nes jei ji kandidatuos, bet kuris respublikonas turėtų sugebėti ją įveikti. Tai atskiras dalykas, tai tik pastaba. Ką paminėjai apie Netanyahu priešininkus, kurie visi džiaugiasi? Žinai, kiek daug žmonių. Kažkas man parašė ir pasakė, matai, aš tau sakiau, kad Trumpas rūpinasi tik savimi, ne pasauliu, ne Izraeliu, ne karu. Ir mane kalbino kažkas, kuris pasakė, na, ką dabar pasakysi, kai tavo geras draugas Trumpas Baltuosiuose rūmuose? Toks yra tonas, gerai? Tavo geras draugas nusigręžia nuo tavęs. Dabar štai esmė. Arba esi amerikietė, arba izraelietė. Arba esi vakaruose ir palaikai džihadistinio, pasaulinio džihado nugalėjimą, palaikai blogio režimo Teherane nugalėjimą, arba ne. Ir jei palaikai, tai koks tikslas sakyti, viskas blogai? Ar tau nerūpi vakarų civilizacija? Ar tau nerūpi tavo pačios šalis? Nesvarbu, ar esi izraelietė, ar amerikietė, ar, apie Europą net nekalbėsiu. Nežinai, kiek man teko matyti, kaip elgėsi Europa, turiu omenyje daugiausia vakarų Europą. Tai irgi yra gėda ir apmaudas. Bet kaip sakiau, tas piktdžiugiškas tonas, oi, pažiūrėk, jis nusigręžia nuo tavęs. Kodėl tai turėtų ką nors džiuginti, kai dabar esame kryžkelėje artimuosiuose rytuose ir visame pasaulyje? Manau, tai tikrai šlykštu. Ką galiu pasakyti? Ar galiu atsakyti sakydamas, kad Izraelis ir Jungtinės valstijos yra labai artimi sąjungininkai, o ministras pirmininkas ir prezidentas turi labai gerus asmeninius santykius. Jie gerbia vienas kitą, tai akivaizdu. Tačiau manyti, kad jie niekada dėl nieko nesutarė, žinoma, yra absurdiška. Netgi sutuoktiniai, kurie labai myli vienas kitą ir gyvena kartu 30 metų, nesutarė dėl tam tikrų dalykų. Mintis, kad dvi šalys, net ir artimiausi sąjungininkai neturėtų skirtumų, yra juokinga. Kiekvienas, kas skaitė istoriją, žino, kad didieji Antrojo pasaulinio karo sąjungininkai, Rooseveltas ir Churchillis, turėjo didžiulių ginčų, tiesa? Ir Thatcher, ir Reaganas, didžiuliai ginčiai, tiesa? Taigi ta mintis tiesiog juokinga. Žinoma, jie turės ryčių, kuriuose sutarė ir nesutarė. Tai yra natūralu. Ir tikėtis ko nors kito, tai tikėtis, kaip čia pasakius, tikėtis neracionalaus. Taip, tai neįvyks. Tai pasakęs vis dėlto, manau, kad kai kyla tokie nesutarimai, kai Rooseveltas ir Churchillis turėjo didžiulių ginčų, žinote, tai vyko užkulisiuose. Tai daugiausia vyko užkulisiuose. Nenorėjai suteikti Hitleriui paguodos tuo, kad du vakarų alijanso lyderiai viešai konfliktuoja. Ir vis dėlto manau, kad turime priimti Trumpą tokį, koks jis yra. Visą tai pasakius, kalbant apie esmę, Trumpas norėjo, kad mes paskelbtume paliaubas Libane. Ir galbūt jis manė, kad turi pasiųsti labai griežtą ir aiškią žinią izraeliečiams, tarsi šoko terapija. Galbūt jis taip tai matė. O ugnies nutraukimas Libane izraeliečiams yra sunkus sprendimas. Ir manau, jei teisingai supratau Netanyahu, mes tai padarėme, nes amerikiečiai mūsų to paprašė.
O Irano klausimas yra svarbiausias. Ir mes, žinote, mes esame pasirengę. Žinote, Leninas, bolševikų revoliucijos Rusijoje lyderis, garsiai sakė, 1 žingsnis atgal, 2 žingsniai į priekį. Tiesa, mes darome pertrauką dėl Libano. Nesustabdysime tai. Yra galimybė dėrėti su Libano prezidentu. Pažiūrėsime, kas bus. Tai visiškai kita istorija. Bet mes galime padaryti pauzę ten, išlaikyti dėmesį esmėje. Svarbiausias dalykas yra Teheranas, o ne žaidimas ar tai, kas vyksta Beirute. Taigi, galbūt, žinote, manau, kad Netanyahus priėmė teisingą sprendimą. Ir aš pasakyčiau, kad mūsų situacija Libane, net ir esant dabartiniai pauziai, vėlgi, Izraelio kariai yra visame pietų Libane, kur mūsų anksčiau nebuvo, tiesa? Mes galime kontroliuoti teritoriją, kurią šiuo metu kontroliuojame. Nėra jokio reikalavimo pagal paliaubas, kad Izraelis turėtų atsitraukti, nors tai buvo vienas iš Hezbollah reikalavimų. Ne, mes neatsitraukėme. Mes kontroliuojame teritoriją, kurioje esame. Tai reiškia, kad galime toliau naikinti Hezbollah infrastruktūrą. Kaip ir prieš šias paliaubas, mes galime veikti prevenciškai. Ir jei matome grėsmę mūsų pajėgoms, jei matome, kad Hezbollah daro tai, ko neturėtų daryti, galime juos pašalinti, kaip jau esame darę. Ir manau, kad tai, kas vyksta Libane politiškai, taip pat yra labai įdomu, nes nuo tada, kai pradėjome kalbėti šią savaitę ir mūsų ankstesnėme tinklalaidėje, prasidėjo oficialios dėrybos tarp Izraelio ir Libano. Dabar aš labai realistiškai vertinu šias dėrybas, nes Libano vyriausybė yra silpna, taip. Ir jų gebėjimas sudaryti susitarimą su Izraeliu ir, žinote, tiesiog nuginkluoti Hezbollah yra problemiškas, jis labai ribotas. Tačiau mes per šias dėrybas su Libanu užsimezga tam tikrą dinamiką ir tai tikrai yra teigiama dinamika. O kas žino, kur tai nuves? Gerai, taip, tai tiesa. Nors vėlgi, Libanas iš tikrųjų nėra suvereni šalis. Hezbollah ten viską kontroliuoja. Akivaizdu, kad būtų puikus pasiekimas, jei Izraelis ir Libanas kažkaip kartu nugalėtų Hezbollah. Patikėsiu tuo, kai pamatysiu. Ir panašiai. Bet vėlgi, Izraelis pasiliko teisę ir tai numatyta susitarime daryti tai, ką reikia, kad apsaugotų savo sienas. Ir gerai padaryti pauzę, nes Iranas iš tikrųjų yra didesnė problema. Bet norėčiau pasakyti, žinote, labai sunku lyginti šios dalykus su ankstesnėmis vyriausybėmis, ypač ne Antrojo pasaulinio karo laikais. Ir priežastis ta, kad dabar turime socialinius tinklus. Žinote, ankstesnėse kartose, kai sakydavote, kad negalima viešai skelbti tam tikrų dalykų, net jei jie ir būdavo paskelbiami, vis tiek būdavo viešas pareiškimas. Reikėdavo 24 valandų, kol laikraštis išeidavo ir būdavo atspausdintas, tiesa? Čia viską turime realiu laiku Twitteryje, Truth Social. Ir jūs turėsite ajatolos įrašus Twitteryje. Ir taip pat Trumpas mėgsta. Jis tiesiog visą laiką komentuoja savo telefone. Taigi negalite to palyginti. Viskas yra vieša. Dabar skirtumas tarp Netanyahaus ir Trumpo yra tas, kad Trumpas pats rašo tuos įrašus savo telefone. Mes tai žinome dėl juose esančių klaidų. Tai nėra taip, kad jo viešųjų ryšių biuras tai darytų ir redaguotų. Jis tiesiog išlieja tai, ką nori pasakyti tuo metu. Tuo tarpu Netanyahu yra visai kita istorija. Nesu tikra, ar jis apskritai moka pats ką nors parašyti Twitter. Jis turi tam skirtą komandą, jis atsargiai renkasi žodžius. Jis yra itin iškalbingas ir raiškus. Ir tikrai nedaro gramatinių klaidų, nei anglų, nei hebrajų kalba. Tai visiškai skirtingi dalykai. Tačiau tai, kas čia yra gerai, tai ir yra problema su šiuo atviru chaosu socialiniuose tinkluose. Privalumas tas, kad galime matyti, ką lyderiai galvoja tam tikrų momentų, ypač šiuo metu. Nes žinote, Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai ir Irano parlamento pirmininkas. Dėl to, kad jie naudojasi socialiniais tinklais, mes žinome, kad jie sako ne Trumpui, kai jis sako, kad jie sako taip. Tai gerai, mes galime pamatyti, ką jie iš tikrųjų sako, ir aš tam pritariu. Taigi aš tiesiog pasakyčiau štai ką. Anksčiau, tarkime, Rooseveltas ginčijosi su Churchilliu. Jis visada galėjo, žinote, pasikalbėti neoficialiai.
Kaip jis vadinosi? Buvo toks vaikinas vardu Restonas, kuris tuo metu buvo pagrindinis New York Times apžvalgininkas ir su kuriuo vykdavo neoficialūs pokalbiai. Ir jis parašydavo skiltį, kurioje sakydavo, kad Baltieji rūmai nepatenkinti Britais. Taip, socialinė žiniasklaida viską padaro daug greitesniu ir tiesioginiu. Bet jei ginčydavaisi su vienu iš savo sąjungininkų ir norėdavai perduoti žinutę, tai žinote, anksčiau irgi tai būdavo daroma. Galbūt laikas, viskas buvo šiek tiek kitaip. Tai ilgas laikas. Kitos dienos laikraštis arba radio laida per CBS ar kažką panašaus, taip. Dabar noriu pakalbėti apie tai, kodėl įrašome šiandienos tinklalaidę sekmadienį, nes trečiadienis Izraelyje yra šventė, tai nepriklausomybės diena ir tikiuosi, kad visi linksminsimės. O antradienis skirtas žuvusiems kariams ir terorizmo aukoms. Kraštutinumai visada tinka apibūdinti šią šalį. Čia tai įgauna dar didesnę prasme. Teisingai. Norėjau tik pasakyti taip, kai Izraelis dabar žengia į 79-uosius metus, tiesa? Manau, kad su visomis problemomis ir iššūkiais tiesa dažnai atrodo, kad stiklinė tik pusiau pilna. Taip, Irano režimas vis dar egzistuoja, o Hamas vis dar kontroliuoja didelę Gazos dalį, nors mes valdome didžiąją Gazos dalį. Ir Hezbollah, nors ir buvo stipriai susilpninta, kaip ir Hamas, vis dar egzistuoja, tiesa? Vis dar esama grėsmių, tiesa? Tačiau svarbu nepamiršti ir pusiau pilnos stiklinės, tiesa? Ir Netanyahu sakė, kad mes dar nepasiekėme visų savo tikslų. Ir mes vis tiek juos pasieksime vienu ar kitu būdu, kaip Trumpas, taip, arba padarysime tai kariniu arba diplomatiniu keliu. Tačiau faktas, kad turime didelę Izraelio buferinę zoną Gazoje, reiškia, kad Hamas teroristai nebėra tiesiai prie sienos ir nežiūri akis į akį su Izraelio civilinėmis bendruomenėmis. Ir tas pats yra Libane, nes Izraelio kariai vis dar yra pietų Libane. Hezbollah banditai nebėra tiesiai prie sienos, kaip buvo anksčiau, tiesa? Sirijoje dabar turime šią buferinę zoną, kurioje Izraelio gynybos pajėgos jau yra kelis mėnesius. Ir su Iranu, tiesa? Blogiausiu atveju, tiesa? Nėra jokio susitarimo susidoroti su Iranu. Vis dėlto mes vis tiek gerokai apkarpėme Irano pabaisos nagus. Todėl manau, kad šią atminimo dieną ir nepriklausomybės dieną visų pirma turime padėkoti visiems tiems jauniems Izraelio vyrams ir moterims, kurie paaukojo savo gyvybės už šios šalies laisvę, tiesa? Ir tuo pačiu metu, manau, galime pasakyti, klausykite, kiekviena gyvybė prarasta nuo 2023 metų spalio 7 dienos ir per daug gyvybių buvo prarasta. Taip. Tačiau reikia pasakyti, kad tos gyvybės nutiesė kelią į šią palankesnę strateginę padėtį, kurioje šiandien yra Izraelis. Mes esame stipresni, mes esame saugesni. Mes esame saugesni, nei buvome prieš 3 metus tuo pačiu metu. Dėl to nėra jokių abejonių. Ir net stebėtinai, šekelis yra toks stiprus, kad netrukus Izraelio bankui teks įsikišti. Per metus jis gali pasiekti paritetą su doleriu. Turiu omenyje, akcijų rinka klesti. Tai iš tikrųjų paslaptinga, bet štai taip yra. Ir pasakysiu dar kai ką paminėjai, apie tai, kad esame geresnėje situacijoje. Prieš 3 metus, netgi mažiau nei prieš 3 metus, jei kas nors būtų tau pasakęs, kad mūsų lėktuvai, ne tik JAF lėktuvai, bet ir turiu omenyje Izraelio lėktuvai, galėtų skraidyti pirmyn ir atgal virš, į Iraną ir atgal, jų nenumušus, o pilotams saugiai sugrįžus, būtum pasakiusi, kad tas žmogus yra beprotis. Iranas buvo didysis, blogasis baubas. Ir pažiūrėk, ką mes atskleidėme ir ką padarėme. Tai taip svarbu. Kaip tu sakei, net jei tai būtų viskas, ką pasieksime, tai jau būtų daug. Vienintelis dalykas, kuris mane neramina, ir tikiuosi, kad taip nenutiks, yra tai, kad mes esame taip arti. Ir vėlgi, jei klausysime propagandos. Arba žinote, vakarai sako, kad jie nori sudaryti susitarimą ar kažką panašaus. Ir mes galiausiai turime, sakyčiau, atsitraukti ir pamiršti, kad negalima tikėti ne vienu jų žodžiu ir negalima su jais sudaryti jokių susitarimų. Iš tikrųjų, turite žodį susitarimas pakeisti žodžiu pralaimėjimas. Taigi, pakartosiu tai, ką sakiau ankstesnėme tinklalaidėje Rūtė. Taip pat norėčiau, kad daug kas būtų geriau. Taip, norėčiau matyti Irano režimo žlugimą ir turėti gerus santykius su Teheranu, kaip turėjome valdant Šachui. Ir norėčiau, kad Hamas būtų visiškai išmesta iš Gazos. Norėčiau, kad Hezbollah būtų visiškai išmesta iš Libano ir kad su jais būtų pasirašyta taikos sutartis. Ir taip toliau.
Visą tai pasakęs turi būti realistas ir pasakyti, na, neleiskime tobulam trukdyti tam, kas įmanoma ir gera. Tiesa? Ir jei tik pagalvotumėte, prieš 3 metus Iranai turėjo šią strategiją. Jie buvo gerokai pažengę branduolinio ginklo link. Ne vien Markas Regevas taip sako, taip sakė Tatena, taip sakė jų tastėtai, tiesa? Jie buvo arti, arčiau nei bet kada anksčiau, turėdami pakankamai skylančios medžiagos bombai. Ir tuo pačiu metu jie kūrė šias marionetinės armijas, teroro armijas prie Izraelio sienos. Hamas pietuose, Husi Jemene, Hizbula Libane. Atsimenu, kaip sėdėjau vyriausybės posėdžiuose, kai prieš daugelį metų dirbau vyriausybėje, taip. Ir jie galėjo paleisti 10 000 raketų į visas Izraelio dalis. Ir mes turėtume daugybę aukų, tiesa? Ir dabar jie vis dar gali, kaip matėme praėjusią savaitę, jie vis dar gali šaudyti raketas į Izraelį, bet tai tik dalis to, ką jie galėjo daryti anksčiau, dėl visko, ką padarėme, kad atimtume galią iš įvairių pabaisų. Ir manau, kad dėl to, ypač artėjant atminimo ir nepriklausomybės dienoms, svarbu prisiminti, kas buvo pasiekta. Dar yra dalykų, kuriuos reikia padaryti, bet prisiminkime, ką esame pasiekę. Aš visada sakiau, jei pažvelgsite atgal ir pamatysite, kur Izraelis buvo prieš 78 metus, kai Ben-Gurionas 1948 metais paskelbė Izraelio valstybę, ir palyginsite su tuo, kur esame šiandien, tuomet Izraelio valstybės egzistavimui grėsė egzistencinė grėsmė. Amerikiečiai pasakė Ben-Gurionui, klausyk, Maršalas pasakė Šaretui, kuris tada buvo vadinamas Šertoku, per susitikimą Vašingtone likus maždaug 2 savaitėms iki nepriklausomybės paskelbimo. Klausykite, vaikinai, jūs galite ir nelaimėti šio karo, ir mes nesiųsime amerikiečių karių jums padėti, gerai? Jei paskelbsite nepriklausomybę, liksite vieni. Ir žinote, jis gavo analizę iš Pentagono ir CŽV. Arabai skaičiumi lenkia Izraelį. Arabai turi daugiau ginklų nei Izraelis. Nėra tikrumo, kad jiems pavyks. Jis davė atvirų patarimų, sakydamas, nedarykite to, jūs galite nelaimėti šio karo ir mes neteisime jūsų gelbėti, tiesa? Ben-Gurionas žengė žingsnį, paskelbė nepriklausomybę ir atspėkite, kas nutiko. Mes laimėjome. Ir nuo to laiko tiesa yra ta, kad mes esame stipresni politiškai, stipresni demografiškai, stipresni ekonomiškai, stipresni kariniu požiūriu, stipresni strategiškai nei bet kada anksčiau. Ir dėl to, manau, visi izraeliečiai gali šių metų nepriklausomybės dieną švęsti su šypsena. Tikrai taip. O kitą kartą, kai būsime čia arba kai susitiksime studijoje, klausimas, ar turėsime bėgti į slėptuves ar ne? Pamatysime. Pamatysime. Buvo malonu su jumis pasikalbėti, Rūta.